Liepos mėnesį išleidau Bijūnus. Tai buvo tikriausiai didžiausias eksperimentas mano kūrybinėje karjeroje, nes iki šiol aš leidau tik hip-hopo ir house'o gabalus, tačiau su Bijūnais aš pasukau į visai kitą kryptį. Labai stipriai įkvėptas post-punko ir punk-roko ir šiaip visų ten rokų. Aš nusprendžiau, kad parašysiu meilės dainą savo partneriai būtent va tame stiliuje. Tai bėgam į mano workspace'ą ir pažiūrėkim, kaip atrodo Bijūnai iš vidaus. Tai sveiki atvykę mano projektą. Čia prieš akis matote Bijūnus. Ir tikriausiai kaip nemaža dalis jūsų pastebėjo, čia nėra labai sudėtingas kūrinys. Čia tikriausiai vienas paprasčiausių kūrinių, kur esu parašęs. Ir čia šitame kūrinyje yra tik tais gitara, ritmo gitara, aukštesnė ritmo gitara, bosas, jeigu pataikysiu paspausti, bosas, drumsai ir, aišku, savame suprantama, mano vokalai. Žodžiu, tai va, realiai daugiau čia tokio kaip, čia yra visi Bijūnai. Jeigu netikit, jie skamba, galiu paleisti kartu. Čia yra kiek senesnė versija šito projekto, nes kai keičiau kompiuterius, paskutinė ta finalinė versija šito projekto tiesiog nepasileidžia, nežinau kodėl. Jeigu kas nors galit man padėti su tuo, iš pažįstamo, aš turiu menį, prašau, maldauju, padėkit, bet iš tikrųjų šiaip nėra labai didelė tragedija, nes visi takai yra jau senų senovėje ištraukti ir sumiksuoti ir išleista ir visa kita. Tai gitaros skamba truputėlį, labai truputėlį kitaip, tačiau pats pagrindas šito kūrinio yra tai, kad aš dariau visą laiką hip-hopą. Visą savo gyvenimą, tikrai ne. Visą savo, tikriausiai suaugusį gyvenimą dariau hip-hopą. Tačiau kai augau, aš labai norėjau daryti roką, nes aš klausiau roko. Mano pagrindinė muzika, kurią klausiau, buvo rokas. Apart ten keleto Run DMC ar ten Eminemo gabalų, ar ten ko, aš daugiausiai klausydavau arba klasikinio roko, kaip ten Zeppai, Led Zeppelin, Queenai. Queenai aš daugiausiai klausiau, vaikystėje Queen buvo mano mėgstamiausia grupė. Klausydavau nuo Rolling Stones iki AC/DC, taip toliau panašiai. Nu, visi tie top. Paskui biškį kiek vėliau pradėjau klausyti labiau tokio piktesnio roko. Nuoširdžiai nepamenu, kaip vadinosi tos grupės, aš pamenu, kad būdavo kasetėse pas mus ir tos kasetės būdavo ten bootlegintos. Įrašytas ten, nuripinta iš radijas. Bet pamenu, labai įstrigo keletą Nirvanos dainų, kai buvau jaunesnis, tai toks buvau emo boy. Bet man visą laiką patiko daryti muziką. Ir aš, kai pradėjau kurti, aš įlindau elektroninę. Ir tada hip-hopas, nes tai buvo lengviau ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar galvojau, kad niekada iš to neišlysiu, nes man reikia išmokti gitarą groti, o tai nėra labai lengva ir tu to labai greitai nepadarysi. Galvojau, aš tiesiog samdysiu žmonės, bet tada supratau, kad samdyti žmonės reikia ne tik pinigų, bet ir realiai laiko, reikia suderinti. Ir tada kažkaip kuriam laiko buvau apleidęs visą šitą reikalą apie roką arba kažką panašaus į gyvą, nežinau, gitarą kūrinyje. Naudodavau samplus visokius ir taip toliau ir panašiai, bet ne per seniausiai, kaip jau daugiau negu metai, aš atradau Ample Guitars. Ir būtent šitas instrumentas, jisai simuliuoja Stratocaster, Fenderio Stratocasterį. Čia yra pati populiariausia gitara pasaulyje, kaip supratau, kiek žinau, Fenderio Stratocasteris. Tai jeigu taip šnekant iš karto, kaip tai skamba be jokių efektų, nes čia, žinoma, aš uždėjęs milijardą efektų esu. Ir kaip atrodo mano gitara, čia kurią įsigrau pats. Taip sėdėjau ir taip sėdžiu ir čia maigiau, taip tiesiog natas ir dulkiu. Ir gavosi tiesiog šitą melodiją. Ir be jokių efektų, be nieko, skamba šitaip. Man skamba labai panašiai kaip į tokį clean signalą iš elektroninės gitaros, kai tiesiog jie įkiši į garso kortą ir tiesiog čia būna tai, ką tu gauni. Bet tada dėka vieno mėgstamiausių pluginų
Guitar Rig, bet aš čia uždėjau tiesiog paprastą presetą, kuris vadinasi Timeless Clean, ir vien uždėjusi už tą presetą, gitara skamba šitaip. Jau einam link tikros gitaros ir tada gerai galvoju, okay. Jau skamba labai realistiškai, tai aš tiesiog dabar beliko man tik uždėti efektus, tai uždėjau mikroshiftą, tai mikroshiftas yra Soundtoys'ų efektas, imkim taip, kuris padvigubina tavo signalą ir truputėlį atskirai groja. Nemoku paaiškinti, aš tiesiog paleisiu kaip skamba, tai be šito efektų skamba šitaip. O kai uždedu mikroshiftą, skamba šitaip. Toks labiau atrodo abiejose ausyse. Tada uždėjau reverbą, čia mano mėgstamiausias Valhalla Vintage. Ir kompresorius, kuris tiesiog už biškį prigesina pačią gitarą. Ir finalinė gitara plus minus skamba šitaip. Tai va, lygiai tas pats yra ir su ritmo gitarom. Čia tas pats procesas, tik tais tiek, kad nėra reverbo. Aš norėjau, kad būtų tiesiog labiau jos arčiau tos gitaros. Ir tas pats ir su aukšta gitara. Jeigu taip išjungsiu. Čia, man atrodo, yra aidas, reverbas. Ja, čia yra, aš jau uždėjau reverbą. Čia galas, čia kur. Tai va. Žodžiu, čia šitoje versijoje nėra balanso, tai mes jo čia ir neieškosim. Tiesiog dabar prieinam prie boso, kuris irgi yra padarytas su Ample Guitars. Atėjusiu pluginu Ample Bass P ir realiai be efektų. Šiaip be efektų skamba visai gerai. Buvau labai nustebęs, kaip gerai skamba. Aš, aišku, negalėjau palikti tiesiog taip, tai susidėjau viską, ką galiu ir... Ir galų gale prieinam prie būgnų, kur čia naudoju tikriausiai vieną seniausių pluginų, kurį turiu. Tai Addicted Drums. Čia yra vienas geriausių tikriausiai virtualių instrumentų būgnams, bent jau akustiniams būgnams. Ir čia yra ne tik akustiniai būgnai, bet yra ir visokie elektroniniai, pavyzdžiui. Čia mano vienas mėgstamiausių pluginų čia yra. Aš iš čia gali tiesiog pasisemti daugiau, čia, pavyzdžiui, perkusų. Čia žiauriai nuostabu yra. Čia taip gerai. Ir šitas pluginas turi tokie dalykai kaip beats, tai jas gali ištraukti kaip MIDI. Ir aš turėjau labai aiškiai viziją dėl būgnų šitame kūrinyje. Nes aš kaip prodiusuoju gavus, aš labai daug vertės suteikiu būgnams. Nes tai yra vienas iš pagrindinių pamatų tavo kūrinyje. Antras iš jų yra bosas, tai reiškia, kaip aš matau, kaip stovi tavo kūrinys ant būgnų ir boso, taip jisai ir skambės realiai. Čia būgnai ir bosas tai veža tavo dainą, dažniausiai, bent jau mano kūryboje. Ir aš labai norėjau kažkokio tokio paprasto 4 on the floor, bet greito tokio pum pam, pum pam, pum pam. Ir radau tokį vieną. Tai aš įskaudžiau ir, žinoma, pasieditinau, nes nelabai patiko, kaip stovėjo būtent sneras. Tai aš pasidariau. Ir pats sneras, jisai toks yra. Jis toks yra tering. Aš labai norėjau suteikti tokią biškį sloppy vibe, kad tai atrodo, kad iš tikrųjų mušo būgnininkas. Aš bandžiau įsivaizduoti, kaip būgnininkai groja. Ir aišku, dėkui, ačiū visai visatai, kad galėjau pamatyti, kaip iš arti kaip groja geriausi būgnininkai, nežinau, Lietuvoje ir taip toliau ir panašiai. Ir įsisavinti tą knowledge, kaip atrodo maždaug, kai jie groja. Ir panaudojau šitą čia. Žinoma, aš nebandžiau slėptis, kad aš čia prodiusavau šitą visą tai. Čia kaip tik mano, aš labiau didžiuoju šito. Ir aš nebandžiau apgauti klausytoją vien dėl to, kad nemanau, kad mano tikslas su bijūnais yra apsimes, kad aš turiu bandą ar kad aš groju visais instrumentais, kur aš iš tikrųjų nei vienu iš tų instrumentų negroju.
Apart boso gitaros, kur vieną kartą 16 per 15 grojau bende vienam gabale su klasiokais. Maros yra kažkur video dar YouTube'ai. Vokalai aš daug čia ko neturiu. Tai norėčiau labiau pasilikti prie vidurio, prie pačio pagrindo šito kūrinio, tai yra boso ir drumsų. Ir, pavyzdžiui, drumsai šiaip patys iš savęs, jie skamba labai silpnai. Tokie... Aš nežinau. man žiauriai nepatinka, bet iš savęs. Bet man patiko kaip skamba sneras. Ir tada aš uždėjau kompresorių, kas biškį pakelia viską. Ir tada ateina laikas mano... Gerai, užsičiap kreptailai. Ir tada atėjo vieta mano mėgstamiausiai. Vienam iš mėgstamiausių pluginų, kurią aš dedu visur. Visur. Ant visko. Ant vokalų, ant gitarų, ant balso, ant, nežinau, ten sintezatorių. Visur jis dedamas. Ir čia uždėjau ant būgnų. Ir kaip būgnai dabar skamba. Šitas pluginas padaro, kai skambėtų šitaip. Nežinau, atrodo tokio oro įkvėpė tas būgnas. Ir man nereik daug stengtis. Aš padarau staigiai prie kito dalyko. Žinau, kad yra geresnių būdų, kaip tai padaryti, tačiau man nelabai įdomu. Jeigu man šitai veikia, man reiškia šitai veikia. Ir čia yra pats svarbiausias dalykas, kai darai muziką tikriausiai. Neapsiribuot durnais kažkokiais ten limitais, kur ten jo, bet taip nedaro žmonės, koks skirtumas, būk pirmas, kuris taip daro. Daryk, jeigu tau skamba gerai, daryk. That's it. Tau tiek tai reikia. Ir aš galvoju, kad drumsai dar čia skamba truputėlį per švariai. Tai noriu iš karto, kad visi padėkotumėt Niko Barisui, kad jis man parodė šitą pluginą. Visi padėkojat Niko Barisui. Nes čia yra nemokamas pluginas iš Cymatics. Ir viskas, ką jis daro, jis tiesiog padaro taip, kad tavo takelis, ant kurio uždėsi, skambėtų truputėlį senesnis. Tai be to plugino skamba visai šitaip. O su to pluginu visą tai... Ir realiai man asmeniškai iš viso šito kūrinio labiausiai patinka būgnai, nes jie yra labai in your face. Ir to aš ir siekiau su to, nes čia buvo pagrindinė mintis, kai kūriau, man reikia, kad būgnai būtų tokie labai, kai jie labai girdėtųsi, kai būtų arčiausiai klausytojo. Tai dėl to aš ir kuriu savo kūrinius, kad skambėtų pats pagrindas labai tvarkingai. Ir, pavyzdžiui, su bosu būgnai vieni jau gerai skamba. Atrodo, jau yra tas kažkoks, kur gali atsiremti. Ir tada ant viršaus gali dėlioti tą melodiją, kuri jau ten labiau vaikšto, arba turi ten kažkokius, nežinau, nukrypimus ir panašiai. Ir pats visas šitas dalykas, kaip aš kuriu, būtent šitas principas, kaip aš kuriu, man labai stipriai padėjo atrasti naujus žanrus, atrasti naujus kelius, kaip kurti muziką. Ir aš atrodo, galiu to pačiu principu daryti, ką noriu. Visiškai ką noriu. Tai ten nuo hip-hopo, roko iki ten kokio, nežinau, hardcore ar drum and bass ar kažkas tokio. Ir aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad aš atradau tai ir neperkroviau šito kūrinio. Nes aš žinau, kad yra labai nuvalkėtas pasakis, bet, less is more. Mano galva. Tai ne visada veikia, žinoma, kartais reikia 16 instrumentų, kurie groja vienu metu skirtingą natą ir taip toliau panašiai. Kartais to reikia ir čia nėra kad kažkokia taisyklė, nes kaip ir sakiau, taisyklės negalioja šitam dalyke. Čia tai tu atsisėdi kurti muziką ne dėl to, kad praeit egzaminą, o tai, kad padarytum tai, kas tau patinka, tai daryk tau patogu. Tačiau jeigu yra vienas dalykas, kurį vertėtų prisiminti, tai kad jeigu tavo kūrinys neskamba, atrodo nevažiuoja, tai pabandyk kažką pašalinti. Nes prieš tai, pavyzdžiui, šitas kūrinys turėjo va šitą dalyką. Ne? Ir man atrodo, trūko truputėlį drive pačiame. Aš parodysiu, kaip jis skambėjo. Ir ties čia prasidėjo, kad nebėra... Atrodo, jis kažkaip įvažiuoja per sunkiai, bet tada tiesiog nuėmiau ir... Ir pats kūrinys skamba dėl to daug geriau, žymiai geriau skamba pats kūrinys dėl to. Ir
Aš dažniausiai šitą taikau, kai jau nebeturiu arba nebesugalvoju nieko, arba esu žiauriai pervargęs nuo kūrybinės sesijos. Pavyzdžiui, jeigu sėdžiu aš ten 5, 6, 7, 8 valandas studijai, arba tiesiog namie prie kūrinio. Jeigu jaučiu, kai jau viskas, bet negaliu pasitraukti, kol nepadariau kažkokio pokyčio, kuris pavers tą kūrinį geresnį, aš tiesiog ištarnu kažką tai. Ir 8 kartai iš 10 dažniausiai tai padeda. Ir galų gale klausai ir taip, gerai, kad čia išimam. Tai tas less is more visą laiką yra geriau. Mano galva yra vienintelė taisyklė, kurią turėčiau omenyje. Bet vėlgi, sakau, jokių taisyklių čia nėra, daryk kaip tau patinka, nes realiai tiek tai reikia. Tas bijūnai, kad ir koks tas kūrinys bebūtų, jis skamba gerai. Asmeniškai aš labai didžiuojuosi šito kūriniu. Bet jis yra labai paprastas, jis yra tik toksai. Čia yra visas kūrinys, čia nieko sudėtingo. Nes, reiškia, jeigu aš sugebėjau padaryti, sugebėsi ir tu. Tai jeigu įdomu, parašykite komentaruose, aš galiu pabandyti sukurti tutorialą, kaip daryti muziką. Ir dėl žanrų mes galim pasitarti ir panašiai. Tačiau kitą savaitę aš darysiu live streamą šitam kanale. Ir labai norėčiau, kad prisijungtumėte, nes ten gyvai kursiu kūrinį. Aš neaiškinsiu, ką aš darau, bent jau neplanuoju aiškinti, ką aš darysiu ten. Aš tiesiog kursiu ir jeigu pakankamai jūsų prisijungs, būtų nuostabu su jūsų patarimais, jūsų samplais ir jūsų dalykais sukurti kažkokį kūrinį. Tai jeigu tau įdomu prisijungti, pažiūrėti, kaip Reptiles daro muziką ir galbūt padaryti kažką labai įdomaus, galbūt juokingo arba kažką žiūri kieto, su tavo pagalba, nes visi patarimai, visi samplai, kuriuos man siūsit, gali būti ir video, tiesiog atsiunčiat YouTube video ir aš tiesiog pasiemu audio iš to video. Viskas bus panaudota, absoliučiai viskas bus panaudota ir pažiūrėsim, kokį god awful masterpiece mes padarysim ten. Tai kitą savaitę, kitą sekmadienį, lygiai 3 dienos, tai yra 15:00, aš pradedu streamą šitam kanale. Ir mes kursim kažką tai. Jeigu jūsų neteis pakankamai, aš būsiu pasiruošęs, vis tiek kažką sukursiu ir po to tą live streamą galėsite žiūrėti kaip video. Bet aš labai norėjau paeksperimentuoti su gyva tokia kūryba, nes esu taip daręs prieš tai, bet buvau labai nepasiruošęs, tiesiog spausdavau stream ir važiuojam. O dabar noriu pabandyti pasiruošti, pagalvoti žanrą ir aš rytoj paleisiu community pollą savo kanale ir norėčiau, kad prabalsuotumėte už žanrą kūrinio, kurį turėčiau daryti. Tai su jumis buvo Reptiles ir aš tikiuosi, kad šitas video jums padėjo pamatyti, kad viskas, ko reikia, tai reikia tik sugalvoti kažką tai. Padaryti nėra tai taip sunku, kai žinai, ką darai, o jau žinojimas ateina su praktika. Ir aš bijūnus tokių paprastų bijūnų nebūčiau padaręs prieš 3-4 metus, bet dabar tai ateina kaip second nature. Tai jeigu tu seki kažko panašaus ir dar neišeina, trust me, ateis. Tikrai pažadu ateis. Čia tik tiesiog daryk muziką. Ir visą laiką eksperimentuokit, visą laiką eksperimentuokit, nes nėra jokių taisyklių. Viskas yra gerai, darykit muziką kaip jūs norit ir bus nuostabu. Tai čia buvo mano pats pirmas bandymas pabandyti freestylint video. Aš tikiuosi pavyko, atrodo gerai. Bet taip atrodo bijūnai. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Reptiles. Čiau. Liepos mėnesį. Gerai, Shush, please. Your man is work now. Štuka views ant kanalą, ant video gavo viskas. Žvaigždė. Influenceris. Influenceris.